Sveiki, šiandien apie taisyklingą kūno poziciją. Šitame video minėsiu apie kūno pozicijas skirtas važiuojant eismo sąlygomis, labiausiai važiuojant vingiuotais keliais užmiestyje. Tai pradėkime nuo to, kad daug kas iš vis nesidomi apie kūno poziciją, arba prisižiūri netikslingų video internete, kaip gražiai atrodo motociklistai atkišę keliuką, nulipę nuo motociklo, dažniausiai neteisingai pozuoja gatvėse, kas yra visiškai nereikalinga ir netgi neefektyvu. Kūno pozicija įtakoja motociklo pavertimo kampą posūkyje. Jau žinome, kad motociklo atsigulimo kampas posūkyje priklauso nuo greičio, tai ką daro kūnas? Kūno pozicija kompensuoja motociklo pavertimo kampą. Kaip tai veikia? Pademonstruosiu, kaip naujokai pradėję važiuoti motociklu, dažniausiai posūkyje fokusuojasi tik į vairavimą, sukant vairą priešingą kryptim posūkiui. Iš šalies dažnai lengva pastebėti naujoką, kai posūkyje motociklas pradeda gultis, o motociklisto kūnas kartu su galva linksta į priešingą pusę motociklu, jam to nejaučiant. Aš dabar tik vairuoju ir su kūnu nieko nedarau. Visiškai nieko. Motociklas tik gulasi, aš vietoj. Tokia kūno pozicija priverčia motociklą gultis labiau, kad įveiktų posūkį tuo pačiu greičiu, kas nėra saugiausias dalykas, todėl kad kuo labiau pasviręs motociklas posūkyje, tuo svaresnis padangos kontaktas su kelio danga. Ir dar verta paminėti, kad motociklo galinis amortizatorius efektyviausiai veikia motociklui važiuojant vertikaliai. Jei yra kokia duobutė ar kelio neligumas, gulintis motociklas posūkyje paverčia amortizatorių neefektyviu ir motociklo galiniui ratui paslysti tampa vis lengviau. Tuo pačiu principu remiasi profesionalūs sportininkai. Kai posūkyje važiuoja maksimaliu įmanomu greičiu pagal motociklo pavertimą ant padangos krašto, jie visų kūnų lipa nuo motociklo. Tas jiems kompensuoja motociklo atsigulimo kampą. Tai veikia priešingai, nei ką tik minėjau, kaip važiuoja naujokai. Motociklas tuo pačiu greičiu važiuoja posūkyje jau mažiau pavirtęs ir tai duoda privalumą dar padidinti greitį posūkyje, vėl pasiekiant padangos kraštą. Pilna sportinė kūno pozicija trasoje lenktynininkams duoda apie 15% papildomą maksimalaus greičio posūkyje. Tai reiškia, jei į aštrų posūkį važiuojame nenulipę nuo balnų 100 km/h greičiu ir motociklas yra maksimaliai atsigulęs ant padangos krašto, bet jaučiame, kad galėtume tame pačiame posūkyje važiuoti dar greičiau, nulipę nuo balno pilna taisyklinga kūno pozicija galėsime važiuoti papildomai apie 15 km/h. Tai iš viso būtų 115 km/h greičiu. Dabar kaip turėtume taisyklingai važiuoti kelyje eismo sąlygomis? Tai pilnos kūno pozicijos, pilnai lipti nuo motociklo mums tikrai nereikia, nes mes beveik niekur neišnaudosime maksimalaus atsigulimo kampo posūkyje, kad mums prireiktų tų papildomų 15%. Bet žinoma ir nenorime priverstinai guldyti tiek, kiek nereikia, kaip naujokai svyrant kūnu į priešingą pusę. Tai tikslingiausia kūno pozicija rekomenduojama visų profesionalių motociklo mokyklų ir pagal profesionalias motociklo valdymo knygas būtų tokia. Artėjant prie posūkio, pirmiausia reikėtų į posūkio pusę, kur veda kelias, atsukti smakrą. Patarimas būna žiūrėti į posūkio galą, bet turime ne tik žiūrėti, o visą galvą ten atsukti. Jei žiūrime tik akimis, o mūsų galva tiesiai nukreipta, tai nėra taisyklinga galvos pozicija. Po smakro reikėtų atsukti pečius ir pagal posūkio stiprumo kampą galima pačiam šiek tiek pasisverti į posūkio šoną. Pasisverimas į šonus neturėtų keisti atstumo tarp jūsų bei vairo, išlaikant vienodą kūno poziciją į priekį bei atgal. Sveriamės tik į šonus. Ir tik paruošę savo kūną posūkiui pradedam sukti motociklą paskutinį. Jei vidury posūkio, kai jau pradėsime sukti motociklą, keisime kūno pozicijas, tai svorio centro netikėti pokyčiai motociklą gali destabilizuoti. Vidury posūkio kūno pozicijos nekeičiame. Artėjam prie posūkio, smakras, pečiai, sveriamės link posūkio ir sukam motociklą. Su šiek tiek praktikos viskas taps daug natūraliau. Su taisyklinga kūno pozicija jausite, kaip su motociklu natūraliai galėsite drąsiau jaustis didesniais greičiais posūkiuose. Taisyklinga viršutinė kūno pozicija yra daug svarbesnė nei apatinė. Viršutinė kūno dalim posūkyje dar veikiame aerodinamiką kaip parašiutas, sukeldami tai pusiai papildomą vėjo pasipriešinimą. Yra daug lipančių nuo motociklo, kad tik prabraukti keliuką per kelio dangą, kai pas juos dar yra chicken strips. Tai reiškia, kad jie nėra greiti, kaip įsivaizduoja, ir dar net nenulipę nuo motociklo, jo nenukuldo iki padangos krašto. Ir tai yra indikatorius, kad jie neturi supratimo apie kūno poziciją, o tik bando atkartoti profesionalus ar šiaip tokius pat kaip jie iš Instagram filmukų, nes juk atrodo kietai.
Dažniausiai pasitaiko, kad kai bando tą keliuką prabraukti, galva žiūri tiesiai, pečiai tiesiai, tai jis tik savo problemų šaukėsi visiškai netaisyklingai sėdėdamas ant to motociklo. Na, o jei naudojamas pasiteisinimas, kad jie lipa nuo motociklo, kad neva motociklo atsigulimo kampas būtų mažesnis, tai leiskite priminti, kad maksimaliu greičiu tai kompensuoja vos tik 15%. Tai reiškia, kad atsigulimo kampas nulipus visų kūnų labai neryškiai skiriasi nuo to, kada naudojame taisyklingai tik viršutinę kūno dalį posūkyje. Motociklo pavertimo kampas daug labiau skiriasi, jei patys virstame į priešingą pusę, counterbalance, kaip daro naujokai. Tai paklauskite savęs, apart nuotraukos Instagramui, kam iš vis papildomai apkrauti save papildomais veiksmais bandant braukti tą keliuką, kai dar sėdėdami neišnaudojame maksimalaus galimo greičio posūkyje. Tikiuosi mano informacija buvo naudinga. Nepamiršk subscribinti kanalo. Smakras, pečiai, kūnas, motociklas. Smagių posūkių. Iki.